Sveiki, šiandien šnekėsiu apie Xiaomi Redmi Note 2, kuris jau tapo pagrindinė kanalo kamera, todėl iš karto atsiprašau už šio video kokybę, kadangi teko filmuoti bet kuom, kas pakliuvo po ranka. MediaTek procesorius panaudotas šiame telefone buvo pristatytas pirmajame 2015 metų ketvirtyje. Pats telefonas pasiekė vartotojus 2015 metų rudenį, kompanija Xiaomi panoro apeiti visus gamintojus pasiūlydama už biudžetinio telefono kainą iš esmės tuo metu telefoną su flagmano charakteristikomis. Ir mano manimu jiems pavyko. Telefonas tapo toks populiarus, jog per pirmasis 12 valandų Xiaomi pardavė virš 800 tūkstančių telefonų. Sandoris buvo tiesiog ištuštintas. Manau, ir šiai dienai 2016 metų pradžioje šis telefonas vis dar siūlo geriausią kainos ir charakteristikų santykį. Atsirado nauji flagmanai, galingesni procesoriai, naujesni modeliai, tai Redmi Note 3 ir Redmi Note 3 Pro versijos, bet už Redmi Note 2 kainą jų nenusipirksite. Taigi, apie viską iš eilės. Pradėkime nuo išvaizdos. Kuklus ir iš esmės nieko neišsiskiriantis dizainas, nebrangios išorės medžiagos, gali net pasirodyti, jog tai tiesiog plastiko gabalas. Taip, išorėje metalo nėra, bet tai nereiškia, jog telefonas visiškai plastikinis. Taip, didžiąją išorės dalį užima plastikinis dangtelis. Priekinė dalis visiškai stiklinė, panaudotas nenurodyto gamintojo grūdintas stiklas. O štai karkasas, kaip ir daugumos telefonų, iš magno lydinio. Pirkdami tą patį Redmi Note 3 jūs gaunate iš esmės tą patį, tik dangtelis padarytas iš aliuminio skardos. Taigi, tvirtumo gausite tą patį. Plastikinis dangtelis kartais sutraška, bet jei naudosite telefono dėklą, to net nepajusite. Priekyje matome 3 išskirtinės raudonos spalvos navigacijos mygtukus. Naujesnėje Redmi serijoje jų jau nebesutiksite. Taip pat priekinė kamera, garsiakalbį, daviklių modulį bei pranešimų šviesos diodą. Galinėje dalyje matome garsiakalbį bei pagrindinę kamerą su vienu šviesos diodu. Dešinėje korpuso pusėje gamintojas patalpino įjungimo mygtuką ir garso reguliavimo mygtukus. Viršuje matome ausinį lizdą, antrąjį mikrofoną, stereo garsui bei triukšmui slopinti ir infraraudonąjį šviesos diodą aparatūros valdymui. O štai karys iš šonos liko tuščias. Apačioje matome pagrindinį mikrofoną ir micro USB lizdą. Po dangteliu randame dar senuoju stiliumi išdėstytus 2 lizdus micro SIM kortelėms bei lizdą micro SD korteliai. Gamintojas nurodo, jog telefonas palaiko iki 302 GB talpos korteles, tačiau vartotojai patvirtina, jog tiks ir didesnės talpos kortelės. Taip pat čia matome nuimame 3060 mAh oranžinės spalvos bateriją. Šaunu, jog ateityje ją galima bus lengvai pasikeisti nauja arba tiesiog turėti kelionėje su savimi atsarginę, kad pasikeisti reikiamą momentu. Taigi, telefonas neatrodo prabangiai, bet jis ir nebuvo pozicionuojamas kaip flagmanas. Jis labiau orientuotas į jaunimą, o norintis jį labiau stilizuoti, gali pasirinkti iš daugybės įvairių spalvų dangtelių. Ekranas. Įrenginė panaudota 5,5 colio Full HD IPS matrica. Kai kurie vartotojai nurodo, jog baltos spalvoje atrodo turinti daug geltono atspalvių. Mano egzemplioriui to nepastebėjau. Matomumo kampai tiesiog platus ir nors žiūrint didelių kampų spalvingumas pakinta, bet spalvų inversijos nėra. Ekrano atspalvių temperatūrą galima keisti nustatymuose, o ryškumo pakanka net saulėtą dieną. Taip pat nustatymai leidžia sumažinti ryškumą tiek, kad akis nepavargtų pilnoje tamsoje. Jei trumpai, tai ekranas puikus, nors ir neprilygsta vaizdo kokybė AMOLED matricams, bet vaizdas jame atrodo natūralesnis. Jutimui jautrus ekranas reaguoja į 10 prisilietimų, kas leis žaidimuose gan tiksliai pataikyti į mygtukus. Kameros. Pagrindinė kamera, kaip nurodo gamintojas, pagaminta Samsung, tai 13 megapikselių daviklis su optika turinčia fazinį autofokusą ir 2,2 apertūrą. Blikstė vienos spalvos ir nors ji nusileidžia kokybę dvispalviam blikstėm, bet jos galingumų užtenka gauti neblogas nuotraukas visiškoje tamsoje. Pats sensorius šią kamerą, sakyčiau, yra vidutinės kokybės. Optika leidžia gan greitai fokusuotis esant pakankamam apšvietimui, o štai nuotraukos puikios kokybės gaunasi tik esant išties geram apšvietimui. Jei norėsite puikių nuotraukų naktį, teks gauti įgūdžių ir išmokti pasirinkti reikiamus nustatymus bei nedrebinti rankų. Video filmavimas lygiai kaip ir fotografavimas prašo gerą apšvietimą. Filmuojant lauke gausite puikų vaizdą, jei yra saulutė. Apsiniaukusią dieną vis dar galite gauti apie 30 kadrų per sekundę, o štai vakare bei naktį kadrų skaičius stipriai krenta ir vidurkis sudaro apie 16 kadrų per sekundę. Esant geram apšvietimui, gauname puikų vaizdą Full HD kokybę, bet kameros reakcija į
pasikeitusi apšvietimą ar baltos balansą pastebima. Parametrai keičiasi gan pastebimai, laipteliais, bet čia jau spėju yra programinė problema ir gali būti pataisyta per atnaujinimus, kuriuos Xiaomi išleidžia reguliariai. Taip pat kamera gali filmuoti pagreitintų bei sulėtintų režimu. Sulėtintų režimų maksimali kokybė yra HD ir kadrų skaičius iki 120. Kameros aplikacija jau iš dėžutės turi daugybę funkcijų bei efektų, kaip beje ir visose Xiaomi telefonuose. Nuotraukų ir video pavyzdžius jau galėjote matyti mano ankstesnėme klipe, kur aš bandžiau fotografuoti tiesiog intuityviai, kaip būtų daręs žmogus pirmą kartą gavęs telefoną į rankas. Rezultatai išėjo ne patys geriausi, su patirtimi nuotraukos ir video gaunasi vis geresni, o paskutiniai kanalo video filmuoti būtent šiuo telefonu. Įdėčiau dar daugiau sėkmingų nuotraukų, bet dėja orai nedžiugina ir saulutės jau senokai nėra. Taigi sąlygos kameros testavimui yra netinkamos. Priekinė kamera panaudota 5 megapikselių OmniVision su fiksuotu fokusu ir apertūra 2.0. Kaip 5 megapikselių kamera jį fotografuoja sąlyginai neblogai. Filmuoti sugeba net Full HD formatu, tačiau tai nėra pati geriausia asmenukų kamera šiai dienai. Na bet Skype'ui ar esant reikalų pasidaryti asmenuką, tikrai tiks. Garsas. Išorinis garsiakalbis pakankamai garsus, garsas aiškus, bet be žemų garsų. Muzikos klausytis per ausinės pakankamai malonu, nors ir ne GFI kokybė, bet tikrai nebloga. Yra daugybė nustatymų, jau iš anksto išsaugoti nustatymai Xiaomi ausinėms, bei rankiniu būdu nustatomas equalizeris. Didelio įspūdžio muzikos klausymasis šio telefonu nepaliko, bet jis sugebėjo išjudinti net Philips ausines, kurias kiti įrenginiai tikrai neatskleisdavo. Aišku, garso biškį trūko, bet garsas buvo pakankamai kokybiškas. Baterija. Kaip jau ir sakiau, įrenginėje panaudota išimama baterija su nominalia talpa 3060 mAh, o minimali nurodyta talpa 3020. Tikrinu telefono išsikrovus iki 2-3% ir gavau talpą tikrai artimą nurodytai. Jei nesate mobilių žaidimų fanatas, nekalbate telefonu nepertraukiamai ir nenašote internetu telefonu visą dieną, tai jums kaip ir man baterijos gali užtekti iki 2 parų. Video žiūrėti per Wi-Fi galima 3-4 valandas, o štai galingi online žaidimai bateriją gali iškrauti ir per porą valandų. Ir kaltas tame yra daug energijos reikalaujantis galingas procesorius. Taigi, jei ruošite žaidimo maratonui, turėkite po ranka pakrovėją ar išorinę bateriją. Ant tutų reitingė šio telefono baterija surinko 6279 papūgas ir yra 4 vietoje. Gamintojas nurodo, jog telefonas palaiko greitą krovimą, nors iš dalies tai ne visai tiesa. Šiandien greitą krovimą siejame su naujais standartais, kurie krauna telefoną ne tik 5 V įtampą, bet ir 7, 9 bei 12 V. Komplekte su telefonu gauname pakrovėją 5 V ir 2 A. Na, teoriškai tai galima sieti su greitu krovimu. Šis pakrovėjas išties gali tiekti apie 2 A prie 5 V įtampos, laidas esantis komplekte praleidžia srovę apie 1,8 A, kas tokio ilgo laidui irgi yra neblogai, o štai pats telefonas niekada naudoja didesnės srovės nei 1,4 A. Ir tokiu režimu jis pilnai pasikrauna kiek ilgiau nei per 2 valandas. Ne taip jau ir greitai. Nors žiūrint iš kitos pusės, šiai baterijai tai yra optimalus krovimas režimas. Ir tai turėtų teigiamai atsiliepti baterijos tarnavimo laikui visame jos naudojimo laike. Testai ir žaidimai. Telefone panaudotas 2015 m. flagmanų procesorius Helio X10, tai 8 branduolių Mediatek procesorius turintis kodinį pavadinimą MTK 6795, veikiantis standartinėje versijoje 2 GHz dažniu, o Prime versijoje 2,2 GHz ir suporuotas su PowerWire 6200 vaizdo procesoriumi. Šis procesorius buvo kurtas kaip konkurentas Qualcomm Snapdragon 810 procesoriui ir dar šiais 2016 metais gali nušluostyti nosį kai kuriems vidutiniokams. Na, kad ir pačiam Mediatek Helios P10. Taip pat renginys turi 2 GB operatyvinės atminties, standartinėje versijoje pastoviai atmintis sudaro 16 GB, o štai Prime versija 32. Abi versijos gali pasinaudoti microSD kortele ir išplėsti savo atmintį. Toks geležies rinkinukas leidžia pasiekti išties gerų greitavikos rezultatų. Štai ant totų šis telefonas surinka apie 50 000 papūgų. Ir nors rezultatas gali skirti su skirtingos versijos operacinė sistema dėl procesoriaus temperatūros ar kitų veiksnių, skirtumas susidaro apie 2000 papūgų. Šis rezultatas nepasivėja šių dienų flagmano, bet tikrai yra viduriukė. Epic Citadel teste telefonas parodė tokius rezultatus: 57,6 kadrai per sekundę esant greitavikos režime
ir 36,3 kadrai per sekundę ultra aukštos kokybės režime, kas išties neblogai Full HD rezoliucijai. Na, sintetiniai testai yra viena, o štai praktika, kad ir žaidimuose gali būti visai kas kita. Pasirinkau kelias žaidimus, kad įrodyti, jog šio telefono būtent šiais metais tikrai užteks pažaisti principą bet kurį Android operacinį skirtą žaidimą. Pirmas žaidimas Asphalt 8. Nustatymai maksimalūs, žaidimas visiškai nestabdo ir puikiai reaguoja į valdymą. Antras žaidimas World of Tanks. Nustatymai irgi maksimalūs. Vaizdas išties gražus, matosi net žolytė ir paprastesnėse scenose gauname 60 kadrų per sekundę. Sudėtingesniuose žemėlapiuose ir scenose kadrų skaičius gali nukristi ir iki 25-30, bet taip nutinka retai. Vidutiniškai esant tokiems nustatymams gauname apie 45-50 kadrų per sekundę. Ne visus stacionarus kompiuteriai gali pasigirti tokiais rezultatais. Taigi, tai vienareikšmiškai telefonas tinkantis gameriams. Vienintelis trūkumas – žaidžiant reiklius žaidimus, telefonas išties kaista ir labai greitai naudoja bateriją. Ryšys. Kas žiūrėjo išpakavimą, žino, jog mano telefono versija buvo skirta Kinijos rinkai ir atseit nepalaikė mūsų 4G standarto. Visgi manęs pardavėjas neapgavo ir įjungtas 4G LTE standartas veikia. Telefonas randa mūsų 4G tinklus ir jungiasi prie jų. Susidūriau ir su kita problema. Mūsų operatoriai vis dar ne visiems leidžia naudotis 4G tinklais. Pirmenybė skiriama pastoviems sutartys pasirašysiems abonentams. Turėjau Bitelabas ir Tele2 pildyk korteles. Bitelabas vartotojams nepasirinkusiems specialių interneto planų leidžia naudotis 3G Advanced tinklu. Greitaveikėjime iš tiesų pakankama net kažką parsisiųsti didesnio ar žiūrėti Full HD video iš YouTube. O maksimaliai šis telefonas teoriškai pasiekia iki 150 Mb greitį, kai praktikoje dauguma vartotojų išgauna apie 80. O štai Tele2 pildyk vartotojams leidžia naudotis 4 tinklu, bet nesiūlo laisvo interneto plano, kad pasimėginti ryšį, neužsakant jo visam mėnesiui. Taigi, plano neužsakinėjau, kadangi Tele2 4G ryšys mano namuose buvo gan silpnas ir telefonas pastoviai persijungdavo į 3G tinklą. Bet kokiu atveju, matome, jog telefonas puikiai veikia 4G LTE ir mūsų 3G tinkluose, taigi galima pirkti ir pigesnę FDD LTE versiją. Wi-Fi telefone palaiko tiek 2,4 GHz, tiek 5 GHz dažnį. Testo momentu neturėjau 5 GHz stotelės, todėl rodau N standarto bevėlio tinklo greitį. Greitis neblogas, tačiau kelis kartus pastebėjau netikėtą ryšių dingimą, kuris greitai atsistatydavo. Internete žmonės rašo, jog tai Mediatek procesorio problema, tikėkime jie taisys su artimiausiais atnaujinimais. Kalbant apie GPS, imtuvas telefoną yra žymiai geresnis nei ankstesniuose modeliuose su MTK procesoriais. Ir nors šis GPS imtuvas kažkiek nusileidžia Qualcomm imtuvams, GPS signalas gaunamas greitai ir tiksliai dėka palaikymo 3 palydovų tipų – GPS, GLONASS ir BeiDou. Taigi šis telefonas puikiai tiks kaip navigatorius. Papildomos funkcijos.
Iš papildomų funkcijų norėčiau akcentuoti infraraudonųjų spindulių valdiklį, kuris leidžia tiesiai iš telefono valdyti jūsų techniką. Tinka tiek gimtoji Xiaomi programėlė Mi Remote, tiek ir programėlės iš Google Play. Deja, telefonas nepalaiko nei NFC, nei Hotknot technologijų, vietoj jų gamintojas siūlo naudotis CM Transfer programėlę. Išvados. Šiuo modeliu Xiaomi parodė pasauliui, jog šiuolaikinės technologijos gali būti prieinamos ir ne už kosminę kainą. Taip, telefonas turi savų trūkumų, kurie, manau, pilnai kompensuojami jo privalumais. Iki šios dienos, 2016 metais, nežinau, kas galėtų konkuruoti kainos ir charakteristikų bei kokybės santykių su šiuo telefonu. Taip, yra geresnių, yra pigesnių, tačiau tokio balanso greičiausiai nerasite. Tai yra mano nuomonė, o ką manote jūs? Pamėginsiu prisekti prie šio video apklausą, kurią rasite nuspaudę ant raidelės dešinėjame viršutinėme kampe. Na ir jei manote, jog ši apžvalga niekam tikusi, spauskite pirštą žemyn. Bet jei ji pasirodė jums informatyvi, spauskite like, dalinkite su draugais socialiniuose tinkluose ir nepamirškite prenumeruoti mano kanalą, jei to dar nepadarėte, nes praleisite sekantį įdomų video. Taip pat priminsiu, jog mano kanalo Instagram sekėjai visada pirmi sužino, ką pamatys mano kanale. Nuorodą į jį matote ekrane. Dėkuoju tiems, kas pažiūrėjo iki galo ir iki kito karto.